Ką, važiuojam. Ne, po pirmą liugą nepasiruošęs, bet tai norim biškai apžvelgti kelionę, kur važiuojam ir ką daryti. Leidžiamės šiandien New Yorko, JFK oro uoste. Važiuosim į Vašingtoną, Toliai. Ukrainos planą pateiksim. Per rinkimų naktį būsim Centrinėje Amerikoje. Vien Red States, tai norim sustoti kažkokius ten barus. Kultūrinai, kaip sakoma. Gran Canyonas, ir po to Los Andželas. Tada Las Vegasas. Las Vegasą važiuojam po porą nacionalinių parkų. San Franciskas. Parašysim laišką iš The Big Apple. Juozas nebeturi bilietą. Ne, mano vieta vadinasi Stand By. Į Stambulą bus sekantis, tikimės, kad viskas bus tvarkoj. Porą valandų nusivėlino, bet su nuotėkiais. Gerai, da, hibridė linkėjimai. Nusileidom JFK. Pas mus Amerikai dabar 11. Lietuvoje yra 9. Jo, žiūrėjom toliau. Nusileidom, nuėjom į Juozo rekomenduotiną vietą. Overrated as fuck, kainos per didelė ir geriam itališką alų. Bet ką, šiaip viskas sėkmingai. Tai ir tiek. Esam šiuo metu New Jersey. Kaip to Juozai legendinis pastraminis? Batono ant garstyčių. Bet ir sausa. O kaina žiūrės valgių pusę. Ateikit tas tokias ikoninės vietas ir geriau varykit tenai, kur jums paimės skanu. Sveiki, paliekam temą, kuri Juozui yra labai svarbi. Apie nekilnojamą turtą New York'e. Is there hotel association? Like online or VPN, changing locations? And if you get caught, your problem. And how much in Manhattan would cost? 1.5? 1? You're looking north of 2 million. Manhattan, West Village, Soho. No, not Soho, right back. Klipom iš mašinos, dabar jau esam Manhattane. Wall Streetas. Paprasčiausias būdas įdėmi nuomai 2 milijonai eurų. Man šiai dienai trūksta 2,5. Aš suvalgysiu beigelį. Man pochui. Atėjom į vienintelį vietą, kur jų nėra. Tokia biški turistinė vieta, nieko įspūdingo, bet mūsų čia mes New York'e kaip pasiruošę, tai yra karienė Anykščiuose. Einam į Madison Square Arena. 68 metais pastatyta arena kėlė New Yorko renginių kultūrą, sako jaunimas from zero to hero. Madison Square. Girdėjot, kaip pizdako davė kamerą įsitraukus. Bet bent jau neužpiso. Juozo knygoje tai yra 10. Tai arena, man patiko. Man, jeigu eitum, kai yra renginys, biškį pajaust atmosferą, nes dabar realiai nuėjom. Tuščia. Keičiam bateriją kas 30 minučių. Tik tai gautumėt New York'e. Full experience. Mūsų gražius veidus matytumėt. Matai ar ne? Eisim tenais. Madison Square Garden nauja bokso žvaigždė. Kylam į aukščiausią New Yorko pastatą. Aliuko Pilsto, malačiai. Nori? Best regards from New York. You're welcome. Gerbėmėjai žiūrovai, Times Square. Kapitalistinio šurmulio. Ramybės oazė. Tik po kairę viršuje prasiduoda apartamentai. Pats brangiausias būstas New York'e. Gerbėmi žiūrovai, noriu pristatyti jums kiekvieno keliautojo svajonę ir kiekvieno viešbutisto košmarą. Plaza Hotel. Naktis apie $1000. Galėjom čia gyventi. Mes pasirinkom viešbutį už 200 ir likus 800 paukojom raidos centrų. Jo. Ši reklama užsakyta Respublikonų partijos. Tikiuosi, kai šitas video išeis drąsiai galės sakyti gerbiamas prezidentė. Oh, you got, come on, man, light it up. Come on, man, I'm hungry, blow out. You guys are number one, man. Yeah. That's quite big. Metro. Pats šūdiniausias metro, kokią sumatęs pasaulyje. 965 metų vagonai, be jokių ekranų, nerodo statelių, žiauriai nesaugu, labai nešvaru. Kur atvažiavam stadione? Į Chinatown. Pok pavalgyti. Čia tas West Village vėl. Jeigu norite atvažiuoti į New Yorką ir nepajaust New Yorką, atvažiuokite į West Village. Vilniaus naujininkai. Labdėsiu šaką. Tokį norim biškį recapą padaryti. Į tą Madison Square Garden vertą.
Verta vis tiek. Tipo, bet geriau eiti varžybas. Verta, bet jeigu galite, eikite į event. Nieks nevyksta šiandieną Madison Square Garden. Tokia vienintelė diena metuose, kai nėra. Tas The Edge. Nu, blėt, irgi verta. Nu, verta. Verta. 3 paras negrįžt namo. Verta, blėt. Tikrai stengiamės žiauriai ekonomiškai. Čia į dieną už 100 gali įtilpt. Nuovargio biški yra. Rytoj jau nuomojamės mašiną. Davai, hebrytė, laikykit. Updatinsim. Iki. Pasižiūrėkite, gražusis Manhattanas. Finansiniais sumetimais pasirinkom gyventi New Jersey. Bet kai paskaičiavom, kiek sumokam už Uberį, kad atvaryti iki miesto, tai sutaupiau tai aš tik tai 5 barankų. Išaušo kelionės prime time. Matau, mašina mūsų. Eik tu! Rakteliai. Nu, bet čia komfortna, tai nu jo. Gražus miestas labai. Europa realiai. Atvažiavom pas Baideną normaliai, nu. Kas pažįsta Juozą, tai žinot, kad jisai mėgsta daug šnekėt, bet pamatęs šitą statinį, pirmą kartą per kelionę patylėjo 5 minutės. Ne, nu čia tikrai. Ta pamačius, supranti, kas pasaulį valdo. New Yorkas, jeigu turi savo tą ritmą, ramybę ir išmintis tiesiog. Mes leidžiamės jau į didžiąją kelionę. Į Grand Canyono 2300 mylių. Juozas išrinko patį stabiausią viešbutį. Jo pavadinimas yra Quality Inn, kuris turbūt pasako viską apie jį. Kultūros nori? Važiuok į Italiją. Gauni kambariuką. Kainos labai geros. Kambarys nakčiai 60 eurų. Žalia, šviesa, opt ir va kajutka. Premium kambarys. Terasas trūksta. Gal nori su putom vonę prisileisti? Bet tik čia žmonių nužudytum buvo. Ir jau pajudam link Oklahomos. Tai gal kas rodo 15 valandų kelio. Persišaldžiau, blėt, New York'e kur nors. Išvažiavom, išgeriam vaistų. Stomach relief. Simptomų sąrašas, blėt, nuo visko, blėt. Išgerk šito ir atgal į Papajų. Audrą išgyvenom. 2 kartus vos ne nuplaukėm nuo kelio. Dievui savo, kad greitai važiavom. Džiaugiamės, kad esam gyvi. Atvažiavom į New Mexico. Noriu biškelį parodyti. Tai neretušuota Amerika. Nikų kaip nežinau kur. O čia paprasti amerikonai, tai jeigu kam kyla klausimų, kodėl jie renka Trumpą, aiškiau negu aišku. Ir važiuojam jau link Santa Fe, liko kiek čia? 40 minučių grubiai. Bienvenidos El Nuevo Mexico. We go to Los Angeles. Because you don't have time to really... No. You're racing over here and go, okay, we saw that. Racing over here and... Yes, Yeah, something like that. Yeah, We're not yeah, traveling, we're doing miles. We did over 1,100 miles. Wow. With the car it's fine, but with him it's a different story. Exactly. You see my people. He's funny. Till he's not funny, yeah. You like that more? You guys are having too much fun. That's our biggest problem. We're always having too much fun. Rinkimų naktis, daug linksmybių, daug dešrelių ir gera nuotaika. Please use the other door. Because we're not stupid. Prašome, mėly žiūrovai. Mission failed. We'll get them next time. Tik tai mes ne. Nu ką, pradedam election nightą. Kol kas laimi Harris visų prieš. Žiūrovai. Bet vėlgi, nealkoholinis, kas žiūrėk, Trumpas laimi. Tai čia kol kas. Representing Santa Fe. For Harris, all for Harris. No, for the Trump. 2-2. Juozas galvoja, kad turi draugų, bet visi prieš jį. Einam apžiūrėti Grand Canyoną. Nė vieno žmogaus nesutikom. Tikiuosi ir nė vienos meškos nesutiksim. Pagyvensim, pamatysim. Jūs jas pesmet. Tipo nebaisu. Tai va, hebrytė, čia ne juokas. Bet jie geri, jie tokie supranti. Jeigu šitą ras video ir mūsų bus ant ragų suvarė. Žinokit, Juozas biškai pasikalbės ChatGPT. Paravimo sezonas, you should be okay. Atrašyk ar, blėt, yra tas mating season. It's a moose looking for pussy. Žiūrėjau, nes artėjom, dabar biškai atsitraukėm.
lygis kaip karalis eina, o tai gal biškėtės. Nu, gerbimi žiūrovai, po kiekvienos audros ateina ir aušra. Pasigrožėkim vaizdu. We run Grand Canyon, we run New York, we run LA. Vaizdeliai tikrai kerintis akį. Dar nors kartą išgirsiu, kad blogą žodį apie Gratos viešbutį pasakot. Žiūrėkit, ble. Šitą gairį, 100 eurų. Šiaip gal nieko, bet vaibas, tik atvažiavęs į Amerikos šūtkaimį supranti, kodėl jie šautuvus įsitūrė. Einam į barą, biškį. Čia šitą šūtskelę. A few minutes later. Ką žiūrovai, sveiki atvykę į zoologijos sodą. Literaliai. Su tokia prezumcija į prabangą. Ne, tai pats pagalvokė, man atrodo, maždaug nuo 4 štukų kambarių mažiausias viešbutis. Kaip juos tai pirmi įspūdžiai? Turbūt kritikuoti šitą vietą, tai yra kritikuoti Ameriką. Jiem tai patinka šitą nesąmonę. Čia jeigu esi europietiškų pažiūrų, čia yra siaubas. Kitaip tariant, per brangu. Geras, mane apgavo. Nu, tipo kaip po dangum atviro, ne? Bet boso pakerėjo. Kiek reikia neturėti smegenų, kad užsikabintų ant kempingo? Greičiausiai pralaimėti $25 gyvenime. Išvažiavom iš Las Vegaso. Mano pozicija dėl to miesto puikiai žinot. Čia turim fanatiką miesto, čia tokį antifanatiką. Kaip europiečiam, be širdies jie daro dalykus. Tik tai trauk babkės, restikai, šopingai. Bet, pasižiūrėkit, tokie vaizdai gražūs. Atvykome pirmą tašką Vilties slėnyje. Zabriskie Point. Neblogai? Neblogai. Žiūrėjom dabar prie antros destinacijos Death Valley. Talas taip čia norėjo atvaryti visą kelionę. Galvojom čia važiuoti ar nevažiuoti, bet manau, kad patarčiam visi važiuoti, nes tikrai gražu. Gražu, davė, sakė, biškį daug erdvės. Paliekam Death Valley. 5000 mylių padarėm praktiškai. Važiuojam į Kaliforniją. Keliai, mašinos, žmonės, iki. Pirmas zapasas namentai. Kiek manai? Nu, manau, kokie 600. Stop you for your speed, just need your license, registration, and shit. Yeah, sorry. The speed limit's 55. Yeah, so you're coming at me at 79. All right, sit tight for me. Eina mentas, sako, where are you guys from? Sakom, Lithuania. Guys, as long as I wish to write a ticket, I have no idea how to build it. Ir žodžiu paleido. Gerai, kolektyvas. Nelakstykit Kaliforniją. Atvykome į Los Andželą. Coast to coast, New York to Los Angeles. Atvažiavom. Nu ką, kolektyvas, mes jau Beverly Hillse. Kiek mylių? Bijau sakyti apie 5000. Manau, mėnesį dėsim šį vakarą. Piškelį gal taip keista. Nu patiko, tas Beverly Hillsas geras. Tikrai, tai viskas tvarkoja. Kaip ryte. Labas rytas. Bosas išėjo solo, nes Stalnionis labai dar atmiegojo. Tai noriu pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais. Nerealu. Tikrai faina. Mano galva jau užskaitytas tikrai. Los Angeles tip number 1. Find what you love and never let it go. Pirmą dieną Los Andžele. Rezumė, kai būnant Los Andžele, labai pagal postal kodą, žiūrėkit. 10 minučių walking distance. Pasipuošėm ne veltui, eisim į tokį prabangesnį restoraną šiandieną. Aišku, mes apsirengėm kaip du piderastai. Jūs neįsivaizduojat, kokio dydžio miestas. Ta prasme, realiai, mano galva gyventi čia yra nesąmonė. Bet kur bevažiuosi pusę valandos yra. Kaip Stalas sako, reikia turbūt bazuotis kažkokiose mažose vietose, kad čia kažkaip pakaifuotume. Stalo
personalas surado pusryčių vietą ir mes pusryčiavom kartu su Harrison Ford. Indiana Jonesas. Taip, Indiana Jonesas, Star Warsai. Ramus bičiukas, prie mūsų paprašė nuotrauką pasidaryti. Pasidarėm. Einam žiūrėt futbolo. Šitai rinkai tobulas sportas, nes daugiau reklamų ir sustojimų negu pačio sporto. Tai prie mūsų buvo 4 žmonės irgi šeimyną atvažiavus. Meksikiečiai sveria virš 150 kg, 1,20 m ūgis. Bičias tiesiog pradėjo vemt į popkornų kibirą Gal draugė sėdi ir valgo, kaip nieko. Atvykėlite. Pasirsiu iš Los Andželo, tai va tokių va vietų. Pilnas restoranas, turi eiliai palaukti. Gerai. Observatorija. Kai nusileidai į apačią, supranti, kodėl tai vadina Fall of Angels. Komentarą duosit? Beribis miestas, be jokios sąžinės. Čia pastovėjo, supratom iš viso, kaip čia veikia reikalai. Mieste sukasi žiūrkės tik tai. Tu išsirenki čia kažkur vat namų. Ir tu stebi tą žaidimą. Nu, jeigu nori patirti tą tipo gerąjį Los Andželą, tu tiesiog į jį žiūri iš aukštai ir viskas. Лёва, Максим, пойдемте. Nu, romantikas, kam akmenuką veži? Dar neišsiaiškinti. Renkamės chatos. Malibu, tai čia tas pliažas, suprasti. Ramėlis padorus, tikrai namukų, kamščių nėra, tokia ramybė. Čia tai žinokit tikrai faina. Nu, bose, kaip jaučiamės? Eisiu ir to teniso pažaist. Ten ne tenisą žaisti. Važiuoju pažaist tenisą Santa Barbara. My local friend Nini is beating me up in the Santa Barbara local courts. Yeah, but I think you play good, yeah. Bakarach. Kubingai brangus viešbutis. Naktis gali kainuoti iki $1,500. Gražiai sutvarkyta, neblogi vaizdai, pliažas tragedija. Visiškai be jokio vaibo. Kur mes apsistoję, mano galva, yra tas pats praktiškai. Tai va tiek, linkėjimai kolegos. Entering my favorite city of United States, Santa Barbara. First impression, mini Los Angeles. Very tidy, very cleaned up. Happy people. And the famous Santa Barbara Pier. We have the harbor over there. Definitely a nice and beautiful spot. Dirba, pažiūrėkite. Pamyliai. Atvykom į Sekvojos parką. Pagal Kaliforniją loją reikia turėti grandinės. Mes įsivertinę sąlygas nusprendėm, kad mes Be grandinių galim. be grandinių. Gyvulis kokios grandinės nulaiko. Ką atvažiavom jau į pirmą landmarką. Juozas pradėjo savo negyvus bairius mėtyt, tai kelionė tik pasunkėjo. Parkai Amerikai tikrai nenuvylė. Tai va ta Moruroko viršūnė atrodo. Gražu. Labai. Nu tai kokia protinga mintė. Kelias į tai ir kartais galbūt net ne viršūnė pati gražiausia. Esi nelaimingas, pagalvok, kad gal iš tikrųjų turi patį gražiausią vaizdą. O čia, na, atsančiai žodžiu. Einam prie Stelmužės ąžuolo. Nusipirkom grandinės. Gyvulis kokios grandinės nulaiko? Grandinės per mažos, sąlygos tokios va dabar. Su malda važiuojam. Enter Hotel Majestic. Hello, very nice hotel. Klausykis. Tai pas močiutę namie, blėč. Pažydinuko pasikursim. Tai čia vaidenasi. Jeigu čia nesivaidena. Why so cheap and then... Už psichologiją po to mokėsi daugiau. Šitas žvangės naktį. Dar veidrodį matausi. Didžiausias iššūkis šioj kelioniai šitas. Bet kiemė, aš pasakysiu, jeigu norit prieš tokią kelionę apsišildyti,
4000 mylių, suvažinėkit Vilnius Palanga 30 kartų per tą pačią dieną. Ir pažiūrėkit, ar perkasit gatvės ar ne. Atėjom į tokį šūdbarį šiaip, kas faina San Franciske. Gerokai pigiau Santa Fe, šotas kainuoja 20 kėdų. 2 mes ten už šotą mokėjom, tu durnas. Čia, pavyzdžiui, šotas jau kainuoja 12, tai praktiškai geriam ir uždirbinėjom pinigus. Tai žodžiu, kebrytė. Cheers. Pasimatymą. The name of our channel, Best Friends Within US. Shout out best friends, US, you know what I'm saying? Keeping it lit. Look, we got my guy here. Free Lil Durk, man. Ką, grįžinėjom į savo hotelį. Žiūrėjau, smagiai prasėjom, Juozai, ačiū už experience. Nevaidinam. Gerai, vaidinam. Juozai, eik! Einam į Vaiduoklių viešbutį. Čia baras. You see this guy? So, $1 each, right? No worries, I got you. Cars? Geriausią vakarėlį pasikursim realiai. Alright, let's make it happen. You bet. Open and close. How much? $2 each? 2.5, that's the Okay, most. okay. Atrodo pasikausias. Dabar gerai. Žiūrovai duoda biškį. Okay, I wanna raise. How much you bet? I'm gonna $1. Give me 5. Pirmas vakaras San Franciske, o aš jau čia, blėt, nurenginėjau. Lošęs. Call. Čia ne mano. Check. Check. Two pair. Okay, 2 pair. Come on. Atvažiuojate į San Franciską, tai gyvenkit kaip San Franciske. Good call, man. Bartenderis, one of the best in the world. Ni hao. Nice one. O, Devonai, sveiki. Всем привет. Juozai, aš uždėjau. Anti-demon. Devonai, bet fizika. Kaip tas darysi? Tas Devonas galvos. Davai. Nu žiauriai jaukus miestas. Gang shit. Los Andželas sumaišytas su New Yorku. Pusryčiai vienam žmogui 40 €. Paleidžiam savo mažylį, kaip sakoma. Laikė, aš nežinau. 6000 mylių kažkaip. Atėjo mėlį. O, taip gražiai atrodo. Dabar kaip tikri amerikonai sėdam į Fordą. Atvykom į gražių namukų kvartalą. Pafilmuosim jums. Užkilo į paskutinę viršūnę. Pamatyti San Franciską iš viršaus, paskutinė diena. Pasamėt. Bandom atsitiktinėt. Mes sveikinam su San Francisku, Amerika tuo pačiu ir važiuojame į oro uostą. Gerai. Esame jau paskutiniai kelionės stoteliai Kopenhagos oro uoste. Nuotaikos tokios, kad nuotaikų nėra. Ne tiek įspūdžių, gal reikės to tokį apibendrimo video padaryti po savaitės. Kaip aš iš Juozo šnekos biškai pradėjau išgirsti, kad vis dėlto ta Amerika netokia ir bloga. Viskas žiauriai sklandžiai, dėkojam Dievui už priežiūrą, be avarijų, be kažkokių didesnių nesąmonių. Viskas su nuotykiais, pamatėm, supažinom su daug žmonių. Tikrai nebrangu, bet mes ir neišlaidavom. Jau kur norėdom ir į restų nuėjom, ir apsišopinom, dar likau biudžete su keliom kapeikom šrotų viršuje. Čia ne atostogos buvo, čia buvo nuotykis. Kolekcionuoju ne daiktus, o atsiminimus. Tai va tiek, tik ką žiūrovai, ačiū dar kartą. Tikėjomės prajuokino nors viena video detalė. Eisim jau prie vartų. Pasimatymo. Distillerijai. Ciao. We run Grand Canyon.